Sveiki visi, čia Viktorija ir kanalas Viktorijos rankdarbiai. Ir praeitame video matėt, kad išpakavau 3 daiktus iš Temu. Tai šioje pakuotėje yra labubų. Tai spėju, kad dėžutė yra sulamdyta ir gerokai sulamdyta. Taigi išpakuokime. Ir dėžutė tai tragiška. Tragiška dėžutė. Čia priklijuota visokiausių užrašų. Ir taip. Ir čia yra kaip standartinėse dėžutėse. Tai tokie yra 6. Vienas yra Secret. Hehe, Sisi, Dada, Zizi, Baba ir QQ. Šiaip realiai man nelabai svarbu, kokį aš gausiu. Tik svarbu, kad jis nelabai būtų baisus, nes aišku, tai yra iš Temu. Tai nėra iš Popmarto. Ir nežinau net pro kurį čia geriau atidaryti. Nes tokia dėžutė tai kaip ir ne kažką. Prikipo. Tai štai turime tokią pakuotę. Ir kaip sakiau, man nėra labai svarbu, kokį aš gausiu, nes jie ganėtinai visi gražus. Ir ganėtinai visi spalvoti. Prikibo dar. Tai taip, taigi, būtinai atplėškime šitą dalykėlį. Spėju, kad jis turėtų būti sėdintis, dėl to, kad ant dėžutės irgi jie yra visi sėdintis. Taigi, 3, 2, 1. Ir mes turime rudą. Mes turime rudą. Nu, šiaip jisai yra ganėtinai įdomios formos. Nes kojytės nežiūri į priekį. Bet kailiukas yra labai švelnus. Ir truputį tokios įdomios formos, bet šiaip labai, ganėtinai toks linksmas. Labubu. Yra žiedelis toks mažytis. Na, visai nieko. Gražus, tamsus, rudas. Labubu. Ir čia netgi nerašo, o čia rašo Ink Pinfuni Fushi. Tai štai toks video. Taigi, laikykit, subscribinkit, komentuokit ir susitiksime kitose video. Sakau, iki.